Kaip visi žinome, labiausiai išplitusios burnos ligos yra ėduonis ir periodontitas. Todėl yra labai svarbu taisyklinga ir gera burnos higiena, kad galėtume išvengti šių ligų. Taigi, kaip reikėtų tinkamai ir taisyklingai prižiūrėti savo dantis. Valyti dantis būtina 2 kartus per dieną, po pusryčių ir prieš miegą po 2 minutes. Kiekvieną burnos ketvirtį valydami maždaug po 30 sekundžių. Dantis valyti šluojamaisiais arba sukamaisiais judesiais nuo dantenų link kramtomųjų paviršių. Sunkiai prieinamoms vietoms, pavyzdžiui, kaip paskutiniams krūminiams dantims, naudokite vieno danties šepetėlį. Naudoti reikia minkštą dantų šepetėlį bei dantų pastą su fluoru. Vaikams nuo 1 iki 6 metų rekomenduojama dantis valyti su pasta turinčia 500 fluoridų, o nuo 6 metų rekomenduojama pasta rinktis nuo 1000 iki 1500 fluoridų, nes tuo metu pradeda dygti nuolatiniai dantis, o fluoras yra labai svarbus ir reikalingas tam, kad šie dantis būtų sveiki ir negestų. Dantų šepetėlį naujų reikėtų pakeisti kas 2-3 mėnesius, taip pat persirgus infekcinėmis ligomis. Tarpdančių valymui naudoti dantų siūlą arba specialius tarpdančių šepetėlius.